Reikia pripildyti. Tuščia? Ne tuščia, bet lašas. Nežinau, ar visą... Gal geriau, duok geriau, šią aš visą nusėsiu. Kaip kaime visai neblogai. Taip, pasigręžti galinčios skiliutės. Čia prasigręžiam skiliutės. Tą užmaut galim jau ir palikti. Čia gal gręžimo reikia nustatyti.
Maždaug. Dabar žinai ką padarom gal? Dabar Aivarai šitą mes padedam biškį į šalį. Dabar galim užsidėti visą šitą reikalą. Kur eini? Galim jau taip nori. Vieną kur nors pasidėk ir taip galim dabar. Aš nežinau, kaip aš pakelsiu tą visą. Aš palaukiu, kad nelabai pakeliu. Skubėkit. Pasakyk ant kojų, tai čia padėjai. Pala biškė. Šiaip čia padėta koja. Op, pas mane gerai. Pas mane gerai. Na tai kūjas padėdys. Lygiai, kad nesusijęs. Pavyzdys, kuris yra. Žiūrėk, kad nesudažytų medieną. Dėlė, kad kažkas nesinešia. Gal mums visą reikia aplinkui susidėti muglą, kad ant tų pagaliukų taip palikti, kad iki žemės negali. Tai greičiausiai. Pasidėjo čia, ne jau beveik. Gerai yra, ne? Gerai yra. Dabar na, galim įsidėti. Turim didelį kūjį. Kad tu sakė, reikia didelę kūją. Ir neatsinešiu greičiausiai. Tai užtenkit tavo. Na matai, čia tik 3 varžtai buvo, čia bus dabar kokia 8, ne? Kažkas tojo. Gali tą pagaliuką paduoti. Čia kokias 3, vienam gale, kitam gale per vidurį vieną. Čia Aivaras buvo atsinešęs, daug mačiau. Tai va, čia yra. Kur trūks? Čia galim vieną padėti. Tik juos taip pasidėkit, kad galėtume ištraukti. Na tai biškai dėl to kampiukai padėm iškišti. Svarbu gal pasidėti. Pasiruošęs? Keliam. Op. Čia nėra iš vis. Na tai dabar teks taikyti jau. Ne, aš matai, pirmą įsitaikiau, jau tai dabar turėsi tą patraukti patį. Ne, bet tik nieks netitinka. Man irgi ne, man reikia. O tai vienintelis servis atinka. Nu tai pirmas, tai ką, kitaip negali padaryti. Ištrauk. Daugiau? Į viškį mum paduok. Dabar per daug, per daug. Stop. O dabar gerai. Čia nelabai gerai. Dabar viškį leisk. Aš paleidžiu. Palauk. O, čia yra. Palauk viškį. O, čia. Čia visiškai nematau. O. Tai reikia arba didelį kūją, arba ir lentučių reikia. Nes išsidaužo ne vieną. Dėsim šitą. Norim dabar tą perimetrą pasidaryti. Po to visą iš naujo išrausim.
ir sudėsim juostą, nes mes esam pasidarę su dažančiu šniūru perimetrą visą lygų tiesų. Kampus esam susileidę ir palei tai viską matavom, kiekvieną skylę. Visi gasregiai vis tiek yra biški vienas taip, kits taip, tai jaučiu, kad viduje yra didelių kūjų. Garaže esam palikę. Čia dar sugalvosim ką daryti, nes čia yra apie 2,40 tarps. Pagal tai, kad čia skarda bus, užtenks svorė. Nes čia visų pirma da bus perdanga susiriš. Tai čia galvom dar ką daryti dėl to pastiprinimą. Arba dėsim ant viršaus penketuką gegną, 5 ant 12 ir visą susukt, kad sustandint, kad ateityje biškai čia nebūtų linkimo. Jis aišku galbūt centimetras ar kažkiek, bet vis tiek, kad nuo to apsisaugot. Tai arba dėsim ant viršaus penketuko, arba iš apačios, arba iš šoną, arba pačioj metalinė juosta kažką vis tiek galvosim daryti. Nenorim taip visiškai palikti, nors čia kaip ir nėra labai to linkimo. Galėčiau pavaikščiot, bet negazdas jūsų. Tai visur capukus darom. Kampą šį kartą irgi darom capą. Nors aš ne visą laiką darau kampą capą. Ko tu šypsais ir juokėjas? Čia nesiskontas, o... Ir geriausiai plyšta. ...37 minutės jau filmuojam. Po mėnesio pertraukos įdėsiu YouTube vieną video. Apsileido konkrečiai. Kas čia vyks, kas čia priplaukyta. Kas čia nesuprantu yra. Kaip suprast? Gali pagleisti. Geriau pafilmuok, kaip didelė greičiai. Bet tai iš gražiosios pusės filmuok. Kuri čia ta pusė? Oho, kaip toli. Nu jau nugrius toks turbūt.
Kaip nuo vėjo tas kačiuks. Aveik? Veik jaučiu. Jeigu tokį vėją net laiką, tai vadinasi ne kažką. Nu. Sargiai pirštelių neprisispauskit. Čia yra nors viena lentikė, apačioj. Dabar nedar. Dabar jau yra. Ten bus. Dar vieną gali. Ten bus neįs kartus, o ne? Bet tai pasidės, tai jantų, tai ir gerai bus. Kažkiek. Nu kaip sapai. Jeigu bus negražus saps, nefilmuokim. Iškirpsim. O, pas mane įkirpsim. Palaukit. Pobiški, vyručiai, pobiški. Vau, čia visiškai nematau. Vau. Kaip? Gerai. Nemokai sudaužą medieną. Lauk, nekantuok vieną galą labai. Tai vandas, matai, pakilęs. Eik ten. Palaukit biški. Oi, eik tu. Biški reikėtų stuktelti, gal ten. Labai gerai. Negerai. Aš bandysiu biški atsistoti. O, Ne veltui sėdė 200 kg. O. Nesisveikinkim, nes galbūt negerai. Kodėl? Ne, juokauju, nežinau. Sakė, vyras sveikinis. Tu? Ne, jums atsargiai, kad nenulūštų. Nieks nenulūš. Va, matai, išdaužydavo čia ir dabar tarps, dabar visi galvos, kad nieks laiką nebeuždės. Dabar galvos, kad negrius namus. Tai va čia uždėsim pjūvį. Va, žiūrėk, čia kažkoks tarpelis. Gavosi kažkodėl. Na. Va, kur mūsų yra čeklainas. Mano rėtas biškiai į kairę. Ir kodėl taip gavos? Čia kažkas pagal Pitagorą, aš traukiu šaknį, kažkas negerai gavos jaučiu. Čia nieka čia. Biški čia makrafleksą, bum. Lepaliuką. Lipaliuką, biški bum, penktadienį lipaliuką. Kas neklysta, mielas draugė, tam ir valgį duoti nereikia. Aš manau dėl to, kad tu čia va kažką padaryk. Savo. Čia tai tyčia palikom, kad nupjaut. Bet čia... Žinok, dėl ko čia viskas yra. Nes kaip tik nereikia į tenai duoti, o reikia į čia paduoti. Jūs neduodami tenai, kai tenai netitiko tą skylę. Aš sakiau, kad čia buvo gerai. Po to aš turėjau šitą. Autorinės teisės pažeidžiamos. Tai... Paieškom gal kas lėpės. Ai, čia net buvom pasižymėję. Sustabdom filmavimą, nes kažkas man skambina. Čia, draugai, darbai juda. Lapinė dar stovi. Bet jau šiandien šausim. Statysim kampinės dvigubas gegnes, 12 metrų. Tai turbūt mūsų reikės kelias gegnes kažkaip perdaryti mūsų palapinę. Supjovėm pusę morlatuką. Užsidėjom hidroizoliacinę juostą už žiedų. Jungimai sucapuoti, kampai sucapuoti. Ilgasrėgiai yra nelygiai dėl to, kad mūsų armatūros karkasas nebuvo
lygus. Armatūros tai logiška, kad būtų nelygios. O aš visą laiką ilgasriegius suku prie armatūros karkasą, kad tvirčiau būtų, išsibetonuoji. O po to mes kiekvieną atskirai matuojam, dėl to va, kai kur matot yra keliai yra krašte. Va, pavyzdžiui, du daugiau vėl visi vidury, vėl biški. Čia va, irgi visi skirtingai. Bet čia tas tvirtume neturi beveik nieko reikšmės. Pradėsim sukti su žvėriuku. Dabar baigim va, paskutinį ten murlotą įdėti. Čia po tom paduškom pasidėsim hidroizoliacinę juostą. Dar neardysim, nes vis tiek dabar yra atšalę orai. Kai pastatysim gegnes, tada nusardysim tas. Jos yra 20 cm išbetonuoti, yra paduškas tokios, kad tvirčiau būtų. Vis tiek pastogė, kai darys viskas užsidengs tas betons, tai gali būti ramas. Kas čia panikavot, kad ant klinkerę liejam, paduškas tai liejam ne dėl to, kad neturėjom ką veikti, o liejam dėl to, kad būtų tvirčiau. Bet visiems suprasti turbūt. Tai va, čia bus skirtums kažkur apie 2 metrus taip ir po to eis taip. Čia 2 metrai, čia, ten grybo formos stogas bus. Tai šiandien jau ten bandysiu pasistatyti palapinės vidury kažkur 2 kojas, ten 2 metrų skersinį irgi iš gegnės ir 4 kampus bandysim atremti, jeigu atsirems. Dar nežinom net aukščia, bet maždaug nuo 25 iki 30 laipsnių stogą darysim. Kadangi užsakovom jokio skirtumo nėra, antram aukšte liepės iki kambarių, tai leidom mum patiem padaryti kaip gražiau, kaip praktiškiau. Tai dažniausiai mes ir darom apie 30 laipsnių nuolydį, jeigu nėra jokio projekto, nieko nurodyta. Tai va, draugai, dabar aš matuojuos, kažkur turiu susirašęs, pasižiūrėsiu įstrižainės, ilgius, pločius. Ir kadangi parodysiu, nežinau, kodėl čia vis nepelkė vaizdas, perne lūžta. Tai va, mūsų palapinės centras yra čia, bet mano stogo centras bus kažkur va čia. Tai iškišim 2 pagalius kiaurai per plėvelę, tada vėl ją apklijuosim, kad nebėgtų. Tai nėra faina statyti stogą ant stogo, bet kadangi orai yra ruduo, tai nieko nepadarysi. Iš čia rodo, va, kažkur čia va bus centre, išlys 2 gegnės, jas vėl pastatysim palei gulščiuką, pasižiūrėsim aukštį, kaip atsiremsim 4 gegnės, tada viskas bus aišku. Ką, pirma gegnė, kampinė. Čia dabar žiūrim aukštį, laipsnius matuojam, išsiliavam, va. Draugai, kaip mes dirbam. Jau ne pirmas stogai, ne antrą, kas mane žiūrit, ilgai matot, kaip kokios sąlygos mūsų. Apačioj stogs, ant viršaus naujas stogs. Tada klijuojam, va, kad nepabėgtų. Taip ir vargstam. Dabar ką ruošimės jau 5 valandas. Tai va, čia dėsis kampinė, ten kampinė, o čia turim didžiausią bėdą, kokią tik įmanoma. 5 metrų kaminą ir žiūrėkit, kur mūsų centras. Labą dieną. Va, centras ten. Ir centras čia. Bum. Bus reikalų. Visą laiką. Be bairių niekur. Tai pasimatavom. Čia dabar apie 22-23 laipsnius rodo nuolydį. Tai aš manau, kad tokį nuolydį paliksim. Aišku, iš vienos gegnės dabar čia sunku spręsti. Tai mes susijungiam 12 metrų, 2 gegnę, tai išlindo ten kokią 2,5 metrą. Tai apie 2 metrus prisipjėvus. Ir čia dar matom yra išlinkę. Mes čia tik pasibandymai pasidarėm.
Klevelę visą prisisukam, nes kiekvieną vakarą taip tenka daryti. Nes šiandien murlotą pilnai susidėjom. Pabaigim. Hidroizoliaciją susisukom. Susijungiam. Tai va, važiuosim namo šiandien. Tai va, draugai, kam patinka YouTube video, paspauskit laiką, parašykit komentarą. Pradėsim dažniau dėti į YouTube visus video tokius. Ir dar bus naujiena, kad nekokybiškus darbus, visokius objektus dėsim Contribui, kad būtų įdomesnių video žmonės, kurie prisideda prie mano kūrybos. Tai čia lauko tokios naujovės. Ačiū, kad žiūrit. Ir iki.